Jau daugiau nei metai darbuojasi statybininkai. Rekonstruojamas ne tik avarinis fasadas. Dirbama ir bibliotekos viduje stiprinamos konstrukcijos, vienos sienos atstatomos, kitos permūrijamos. Darbai dar užtruks mažiausiai porą metų. Tačiau žadama, kad pabaigus darbus pastatas atgaus savo buvusią didybę. Statybvietėje apsilankė ir inspektoriai. Jie tikrina, ar nenukrypta nuo projektinių sprendimų, ar tvarkinga statytojų dokumentacija. Gerą dieną. Esame aukščiausios kvalifikacijos statybo inspektoriai. Gavome netikėtą žinią, jog Kauno Saulės gimnazijoje vyksta revoliucija. Statybos. Kamščiai koridoriuose vis didėja, kabinetų skaičius vis mažėja, o priestatas išvis uždarytas. Tad atvykome patikrinti, kaip vyksta darbai. Pradėkime patikrą. Sveiki, kaip galite įrodyti, kad jūsų mūras yra tvirtesnis už bet kokius santykius? Mūsų mūras, manyčiau, kad mūsų komandos, kurios dalyvauja mokykloje, už mokyklos ribų, mieste ar respublikoje, yra kaip kumštis. Tai va čia toks palyginimas. Aišku, labai įdomus klausimas, bet galėčiau pasakyti, kad taip, mes esam gan stiprus Kauno mieste ir respublikoje. Ačiū už atsakymą. Kiek vinių esate įkalus per gyvenimą ir kiek vinių įkalus per įdeniną? Į dienyną kalu ne vinis, o pažymis ir kartais jie skauda labiau nei plaktukas. Ačiū labai. Taigi, sveiki mokytoja, norėjau jūsų paklausti, ar jūsų darbe dažnai būna karšta nuo įtampos? Karšta nuo įtampos. Čia labiau būna šalta. Šalta labiau? Jo. Ta prasme, ką tu turi omeny nuo įtampos? Na, įtampa. Pas jūs vis tiek būna darbe įtampos daug, tai ar karšta būna? Ar jums karšta čia būna? Ne. Ne. Gerai, ačiū Jums už klausimą. Sveiki mokytoja, mes norėtume Jums užduoti klausimą, kaip tikrinote darbo kokybę? Kieno? Vaiko darbo? Bendrai darbo. Pagal reikalavimus, pagal normas, pagal vertinimo normas tikrinu darbo kokybę. Ačiū Jums labai. Tai kaipgi išmatuojate savo energijos šiluminį laidumą? Pagal tai, kaip į tai reaguoja mano mokiniai. Jeigu jie reaguoja aktyviai, intensyviai, vadinasi, mano energija gera ir laidumas didelis. Jeigu nereaguoja, vadinasi, energijos nėra. Supratom, ačiū labai už išsamų atsakymą. Ar tiesa, kad jūsų energija siekia 220 vatų? Daugiau. Ok, ačiū už atsakymą. Ar dažnai jūsų klientas klausia, ar galima padaryti pigiau, bet kad būtų geriau? Aš klientų neturiu, aš turiu tik mokinius. Ir taip pat, ar dažnai konsultuojatės profilaktiškai save? Kartą metuose. Gerai, ačiū labai už atsakymus. Na, net ir neturiu ką pridurti. Bet tikrai, su tokiom sąlygom ir tokiu krūviu mes galvojame, jūs nesusitvarkysite. Aš esu be priekaištų. Šie darbuotojai kloja žinių pamatus, kala į galvą svarbiausias žinias ir kiekvieną brėžinį daro šedevrų. Jūsų dėka net keiščiausi dalykai įgauna tvirtą konstrukciją. Jūs statote kiekvieno mūsų ateitį. Nes statyti žmogų yra sunkiau negu statyti namą. O jūs tai darote kasdien. Tiesa, būna ir išimčių, kai šis terminas trumpinamas. Pavyzdžiui, kai savavališkos statybos metu šiurkščiai pažeidžiami kitų asmenų interesai, apribojama jų teisė naudoti savo nuosavybę. Todėl inspektoriai patarė visuomet kreiptis į juos konsultacijos, kad svajonių statybos nevirstų tikrų galvos skausmu.